Na, tai sveikos merginos, štai ir aš Ramunė iš Panevėžio ir pradedu savo naują savaitę. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 5 diena ir kaip pamenate, vakar iškrito man naujam žaidime spalvų ruletėj būtent štai šitas darbas elfukė. Ir noriu šiandien pradėti siuvinėti ir, kaip sakiau, norėčiau siuvinėti 1000 kryželių, bet žiūrėsiu, kaip seksis ir kiek aš jos turiu padariusi. Tai jau esu dabar, štai va čia va matote, šiandien persiuviniojau medžiagą jau ir jau vieną akį esu išsiuvinėjusi ir va čia eina jau skrybėlės pradžia. Nu tai va čia va, man liko va toks va kamputis, va faktiškai va toks va kampas liko kažkur, tai va toksai. Ir jeigu žiūrėt statistiškai, kas mėgstate skaičiukus, tai galiu, tai parodysiu gal dar taip, va ją. Jinai man per plotį kaip ir visa telpa. Tik labai sunkiai įsitempia, nes vis tiek išsiuvinėta dalis ir čia truputį, taip sakant, čia bandau visai ir siūlais įtempti, padaryti, kad būtų įtempimas, bet kažkaip vis tiek sudėtinga. Nuklydau. Statistiškai, ne? Statistiškai, tai man šita elfukė dabar yra išsiuvinėta 81,99%. Jeigu kryželiais, tai yra iš viso 203 200 kryželių, išsiuvinėta 166 604. Tai man liko dar 36 596 kryželiai. Tai tikrai nemažai ir kaip aš svaigau metų pradžioje, kad norėčiau šitą darbą padaryti šiais metais pabaigti, tai vat nieko man neišėjo, nes plaškiausi, dariau kažkur kitur. Tai dabar žadu, kaip sakau, padaryti daugiau. Kiekvieną kartą, kai tik ruletė man išmes, tai reikia tik tikėtis, kad ruletė man tą viską ir padės. Tai ką, eisiu siuvinė, dabar štai šitą vietą, čia yra elfukės būtent, kas čia yra. Taip, čia nosytė jau užsiuvinėta, tai va, rūbo truputį bus ir truputį jau laikrodžio fono ir paskui veidukas eis ir plaukai. Ir šitą darbą aš galiu padaryti bingo žaidime. Tai visų pirma dabar imsiu štai šitą va, elfukę, tai yra laisvė 700 kryželių šitą imsiu, paskui imsiu plaukai 300 kryželių, nes va čia va šitam darbe tikrai yra plaukai, elfukė su plaukais. Ir dar galvoju, paimsiu šituo darbu dizainas, kuriame yra karoliukai arba papuošalai. Čia papuošalą aš skaitau kaip laikrodį, nes vyrų kostiumo dalis senovėje tikrai buvo laikrodžiai, va tokie va kišeniniai su grandinėlė pasikabinami. Tai aš manau turėtų tikti šitas langelis, kaip ir papuošalas. Na va, ir dabar ką, eisiu siuvinėti ir parodysiu, dar kartą parodau, kiek aš turiu. Va, tiek turiu. Tai kaip sakiau, pradėsiu čia siuvinėti ir tada žiūrėsim, kas toliau. Kiek man seksis šiandien išsiuvinėti, pažiūrėsim. Kiek man seksis ir per kiek dienų susitiksim. Tai kartuoju, šiandien yra antradienis, einu siuvinėti ir pažiūrėsim, per kiek dienų aš sugebėsiu padaryti 1000 kryželių. Man pačiai labai įdomu. Niekad kažkaip to nesekdavau. Na ką, tai iki, susitiksim po 1000 kryželių. Sveikos dar kartą, štai vėl ir aš. Šiandien yra penktadienis ir noriu parodyti jums, kaip man pavyko išsiuvinėti 1000 kryželių elfukėje. Tai dabar parodysiu bingo žaidime. Tai aš atlikau visų pirma šitą langelį, laisvė 700 kryželių, paskui plaukai 300 kryželių. Tai dabar parodau, kasgi gavosi. Matote? Mano elfukė jau turi pilnai išsiuvinėtą akį, jau po truputį dabar pradėjau pildyti veidelį ir va čia va tą gabaliuką va tokį išsiuvinėjau. Tai va čia ir gavosi 1000 kryželių, va, lygiai 1000 čia, čia va ir čia. Tas plotelis visas yra lygiai 1000 kryželių. Taip, užtrukau, kiek aš čia vakar pabaigiau. Tai vakar buvo ketvirtadienis, tai 3 dienas užtrukau. Tai kažkaip nedaug siuvinėjusi, į dieną po kelius šimtus kryželių tik tai gaudavosi.
vieną dieną 300, kitą dieną ten vėl 200 su biški, vėl 300, panašiai kažkaip. Už tai tiek laiko užtrukau, bet man tikrai tą 1000 kryželių tikrai kartais yra sunku padaryti per dieną, kaip aš klausau kitų siuvinėtojų, tai kažkaip man keista, per 1000 per dieną, atrodo, taip daug padaro, taip labai greit siuvinėja, matyt, o aš kažkaip lėtai. Bet nieko, tai yra mano laikas, mano darbas ir aš įsiuvinėju. Tai man labai džiugu, kad jau akytės abi yra, gražiai į mane dabar žiūri ir dabar reikia tik tai užpildyti jos veidelį. Ir va čia jau prasideda plaukai, kažkur čia mačiau buvo, va čia va vienas plauko jau pradžia prasidėjo ruda spalva, va čia va jau truputį plaukai, čia va tai reiškia, va čia va yra plaukų, truputį matosi, tai va čia bus veidelis ir truputį plaukų, tai va šitam plotelyje aš siuvinėsiu dabar toliau. Aišku, jeigu iškris pagal ruletę man šitas darbas. Tiesą pasakant, labai norėčiau, kad iškristų, nes tikrai noriu jį judinti kuo daugiau. Na ką, tai einam sukti dabar ruletę, pažiūrėsim, koks iškris kitas darbas. Na va, atsinešiau kompą ir pasižiūrėkime, kasgi man iškris šiandien. Kuris darbas. Ir garsas yra. Labai norėčiau, kad dar elfukė iškristų, nes kažkaip labai dar norisi jį pajudinti. Negi pasisekė. Valio. Tai ką, jau ką tik rodžiau, ką aš siuvinėjau. Tai dabar elfukė ir dar bandysiu 1000 kryželių. O gal dabar mažiau kryželių, nes jums nelabai bus įdomu žiūrėti, jeigu vieną ar tą patį darbą siuvinėsiu. Tai aš gal pasiuvinėsiu dar šiandien. Rytoj gal, o sekmadienį tada žiūrėsim, kaip man seksis. Tai ką, tai iki kito įsijungimo. Tai štai atėjo jau ir sekmadienis ir aš jums parodysiu, kaip man pavyko pasistumėti šitą nuostabų paveikslą, tai yra elfukė. Tai visų pirma, gal parodysiu aš jums, ką man pavyko čia pasidaryti su Bingo. Tai padariau aš dizainas, kuriame yra karoliukai arba papuošalai. Tai elfukės va šitam va, palaukit, parodysiu gal taip. Šitam paveikslė, kaip sakiau, tai yra laikrodžiai, vyriškas laikrodis, jisai tikrai anksčiau būdavo kostiumo dalis ir papuošalas būdavo. Kaip papuošalas, ne tik tai reiškia panaudojimui naudojamas, bet kaip papuošalas toks anksčiau būdavo aksesuaras, kostiumo būtent vyriško. Tai aš jį priskyriau kaip papuošalui ir kitą dar dariau langelį, tai dariau dizainą susijęs su šiauliais. Tai čia dariau, kad būtų bauda, dėl to, kad aš neturiu jokio dizaino, kuris būtų susijęs su šiauliais. Ir dariau dvigubą normą 400. Ir man pavyko padaryti dar 1000 kryželių. Valio. Tikrai nesitikėjau, bet kažkaip visai greitai ėjosi. Ir va, tada jau veidelis visas beveik matosi. Čia va yra dar, nespėjau dar šitų, ta prasme galėjau dar šiandien pasiuvinėti, bet kadangi jau padariau 1000 kryželių, tai čia mano didžiulė pažanga per savaitę gavosi 2000 kryželių. Tai čia wow, tikrai didelis pasiekimas mano, taip sakant, siuvinėjimo etape. Dar va čia va tiesa buvo, kai siuvinėjau, va čia va dabar nesimato, bet va šitoj va vietoje radau klaida. Iškiai buvau sumaišiusi ženkliuką ir taip kažkaip iš toli, kai žiūrint, tai čia labai matys toksai grubus, toksai dryžius, galvoju, kažkas nesąmonė kažkokia čia. Paskui man atrodo, va čia va irgi, va čia va prie tarp akyčių, čia irgi kažkur buvo toksai kvadratas, toks per ryškus. Tai aš paskui paėmiau tą, kurį reikia siūlą ir neardžiau nieko, tiesiog ant viršaus užsiuvinėjau ir dabar viskas gerai. Nes ardyti tai čia būtų tikras pragaras. Ir labai gražiai ryškėja, matote, kas plaukai. Čia jau eina sruogelės tos, čia va parodysiu, va šitos va sruogelės, va tai eina po truputį jau ryški spalva, va matosi. Tai po truputį ryškėja, gražėja veidukas ir labai smagu siuvinėti. Ir labai įdomus efektas va su šita nosytė. Tai kaip pritraukė nelabai matos, bet kai atitraukė, va matot, kaip išryškėja ir nosytė, ir burnytė. Tokia labai švelnus perėjimai, bet jie tikrai matosi. Nors iš arti, kai žiūri, tai kažkokia nesąmonė.
Bet kadangi didelis paveikslas, žiūrėsim iš toli, tai tikrai labai gražiai matysis viskas. Na ką, tai tiek su šituo dalyku, su šituo paveikslu. Šią savaitę puikiai padirbėjau, manau. Ir dabar eisim žiūrėti, kasgi man išeis su mano rulete. Noriu labai sukti ruletę, tik nežinau, dabar galvoju, nu gerai, bandom. Bet jeigu iškris vėl elfukė, tada aš dar kartą suksiu, nes jau tikrai trečią kartą nelabai noriu siuvinėti. Ir dabar pasižiūrim, kas man iškris. Būtų įdomu, kažkas, pavyzdžiui, šiandien sekmadienis, gal kažkas kokio nedidelio, ką nors. Opa. O, laivai rėmuose. Tuoj palaukit, pasižymėsiu. Tai ką, laivai rėmuose irgi smagu. Didelis darbas. Ir va čia, kaip matote, aš ruletėj va žymiuosi kiek kartų. Tuoj palaukit, pelytę atvesiu. Labai mirga ekranas, kadangi kompiuteris su telefonu matyt nelabai draugauja. Va čia žymiuosi kiek kartų iškris ir paskui pabaigoje mėnesio pasižiūrėsim, kokie darbai daugiausiai iškrito. Nu ką, einu atsinešiu savo laivus ir parodysiu, ką aš dabar turiu. Na va, atsinešiau savo laivus rėmuose, arba kitaip vadinasi iliuzija. Tai va, primenu, kaip jau atrodo tas paveikslas, va, štai matote, kaip jisai atrodo ir atrodys, kai pabaigsiu siuvinėti. Ir dabar esu jau, va čia, kur yra tas šešėlis laivo, jau čia kaip ir išsiuvinėjau, dabar žiūriu va čia toj vietoj, tai čia va liko man faktiškai va toks va kampas, va tas visas va fonas ir bangelės. Tai dabar einu bangelės siuvinėti ir kiek pamenu, jau senokai aš tą darbą siuvinėjau ir dabar nepamenu kiek jau procentų, tai gal parodysiu prie kito įsijungimo. Ir čia dar reikės, va matote, iki rėmo, tai čia dar toloka, bet va čia pagrindė bus tos bangelės. Na ką, ir bandysiu aš irgi siuvinėti 1000 kryželių, nors, aišku, šiandien rytoj kažkiek truputį pirmadienį dar pasiuvinėsiu iki filmavimo, tai kažkiek gausis, bet aišku, 1000 turbūt neišeis. Na, ir štai taip atrodo, gaila, negaliu parodyti aš jums viso dabar darbo, bet turbūt galėsiu parodyti galbūt, kai jau čia va pabaigsiu šitą visą gabalėlį mažą, pabaigsiu, tada reikės jį pervynioti ir jeigu pavyks galėsiu parodyti. Nors kai toks rėmas sunku, kadangi būna susilankščiusi ta medžiaga. Na ką, viskas, parodau. Eisiu dabar va šituos dar vietas reikės užtušuoti, užsiuvinėti, užkaišioti skylutes, išrankioti ir kaip prisimenat, jeigu kažkada, kai pasakau, tai eina va taip, va tiesiog kadangi čia yra bangos, va taip išsidėlioja, tai ir siuvinėjimas va taip faktiškai eina va taip žemyn, gražiai labai susidėlioja viskas. Čia, kiek atsimenu, yra 18 aida, balta. Kartais atrodo, kad stumdosi tie kryželiai, bet visai gerai gula. Ir va čia, kur tamsu, tai galima sakyti, nieko nesišviečia, jokia medžiaga. O dar, aišku, išsiplaus, tai iš viso jinai susitrauks truputį, tai iš vis bus labai gerai. Tikiuosi, gerai gausis. Nu ką, tikrai irgi senai siuvinėtas darbas. Einu judinti ir pažiūrėsim, kiek man pavyks šiandien padaryti sekmadienį ir rytoj pirmadienį iki filmavimo. Tai šiandien jau yra pirmadienis, pirmadienio vakaras ir rodau, kągi man pavyko padaryti nuo vakar ir šiandien. Vakar truputį siuvinėjau ir šiandien. Tai pavyko padaryti virš 700 kryželių. Kaip jau, jeigu galit pastebėti, tai va čia užpildžiau visą tą, kaip pasakyti, užadžiau visas skylutes, kurios čia buvo. Viską užpildžiau iki štai šitos linijos mano pasirinkta yra pagrindinis pildymas ir po to čia žemyn, tai jau aš einu pagal nuotaiką. Viskas, labai džiaugiuosi, kad pasiuvinėjau šitą darbą. Dabar aš jo turiu, pasižiūrėjau, 63% iš viso yra šito darbo ir ką, šiaip galiu pasakyti, labai smagiai siuvinėjosi kažkaip ir gana greitai, sakyčiau, tos 700 kryželių aš surinkau. Ir pagal bingo lentelę, tai aš dariau šitą darbą raštingumas arba raidės. Čia buvo bauda 400 langelių reikia padaryti ir čia seneliai arba senovė. Tai aš manau, kad čia tinka apie senovę šnekant, dėl to, kad tie laivai
Jie yra, dabar gaila nesimato, bet va čia va, jie yra senoviniai dėl to, kad tai yra mediniai laivai su daug burių. Stiebai burių yra mediniai ir dabar tikrai, kiek žinau, tai dabar tokiais laivais nieks neplaukia. Jeigu plaukia, tai grinai plukdo tik tai turistus. O čia vat yra būtent korpusas visas medinis ir išdrožinėtas, labai gražus. Net nesimato, čia va gaila. Ir daug būrių, tai yra grinai senoviniai laivai. Tai va tiek, turiu dabar šiai dienai tiek išsiuvinėta ir bingo padaryta. O dabar tada keliaujam, dar noriu pasukti šiandien ruletę ir pažiūrėsime, kas man bus, kuo pradėsiu naują savaitę, kokiu darbu. Ir ką galiu pasakyti, tik tai pirma ruletė, kad, ką aš norėjau pasakyti, taip, ruletė reiškia šią savaitę norėjo, kad aš siuvinėčiau 2 didžiuosius savo darbus. Tai yra alfukė ir šituos laivus rėmuose. Tai aš labai džiaugiuosi, nes tiek alfukė labai gerai pasistumėjo, tiek šitas darbas vis tiek truputį į priekį einu. Na ir tuoj parodysiu, kaipgi man seksis sukti ruletę. Na tai va mano ruletė. Ir dabar rodyklė stovi ties šituo darbu, kurį ką tik siuvinėjau. Pabandom sukti ir pažiūrėsim, ką jinai šį kartą išsuks. Labai įdomu, ką išsuks, ar didelį ar mažą darbą. O, vėl laivus rėmuose. Nu gerai, kadangi pradžia savaitės, tai aš ko gero tuos laivus rėmuose ir toliau siuvinėsiu ir ką tik parodžiau aš jum. Tik dabar nežinau, ar aš rasiu ką bingo. Rasiu aš kažką, tai pasimsiu 2 normą kažką, pasižiūrėsiu. Va čia, pavyzdžiui, kas čia yra, buvo vasara. Tai galiu va čia paimti 500, o padarysiu 1000 kryželių. Man iš karto užsitušuos dar vienas langelis. Tai štai tokia mano savaitė gavosi su 2 darbais. Tikiuosi, sekanti savaitė bus, tiksliau praeita savaitė buvo su 2 darbais. Tikiuosi, ši savaitė bus, galbūt ruletė išsuks ir kokį nors mažesnį darbą vieną, kur aš sakiau, kad mažiem darbam skirsiu 1 dieną. O dabar, kadangi siūlai paruošti, tai aš nieko nieko nelaukdama keliauju siuvinėti šitą darbą ir dar truputį aš jį pratęsiu va čia ir nusibraižysiu iš naujo medžiagą, susižymėsiu ir tada dėliosiu čia tuos kryželius ir ko gero išeis 1000 padaryti. Tai ką, tai geros savaitės, susitiksime kitą pirmadienį. Ate.